Kompiuterinis vaizdo žaidimas Skyrimas turintis magijos bei keistų mitologinių būtybių man priminė seną susidomėjimą vilkolakių legendomis bei mitais. Akivaizdu, jog tokie sutvėrimai kaip vilkolakiai realiame gyvenime neegzistuoja, tačiau tai nesutrukdė žmonėms prisigalvoti įvairių istorijų bei mitų apie juos. Pati vilkolakių mitologija yra paplitusi daugelyje pasaulio šalių, tačiau kai kurios kultūros turi labai gilias ir populiarias tradicijas susijusias su pačiais vilkolakiais. Tad kodėlgi man nepasivertus vienu iš jų ir nepalaksčius aplink kol keršiu keistam vilkolakių nekentėjų kultui už tai, kad šis nugalabijo ne vieną iš mūsų, juk žaidimai apie gyvybę ateimimą yra smagiausi. O dabar atsitiktinis faktas, tiek Anglijos, tiek Airijos mitologijoje vilkai turėjo magišką simboliką, o vilkolakiai buvo lyg juodosios magijos padariniai. Tuo tarpu viduramžių Prancūzijoje vilkolakiai neretai buvo siejami su bažnyčios prakeikimais ir laikomi pavojaus arba net blogio simboliais. Egzistuoja net teismo įrašų, tikrų teismo įrašų apie žmonės, kurie buvo kaltinami neva užsiėmę vilkolakių burtais ar panašiai. Na, o štai senovės Graikijoje bei Romoje egzistavo vadinamieji vilkolakių pirmtakai. Tiesą sakant, tai veikiau jau buvo mitai bei legendos apie žmonės, kurie dėl kokio nors prakeikimo ar dievų rūstybės pavirsdavo į vilkus. Ir vienas garsiausių mitų apie tai, kurį aš labai gerai atsimenu, yra apie karalių Likaoną. Karalius buvo paverstas vilku, nes užsitraukė Dzeuso rūstybę. Trumpai nusakant šį mitą, tai karalius Likaonas buvo žinomas dėl savo žiaurumo ir didelės nepagarbos dievams. Jis dievais netikėjo, jam tai buvo visiška nesąmonė ir norėdamas pabrėžti, kaip jisai nebijo net Dzeuso, jis surengė šventę, per kurią dievui pateikė tam tikrą patiekalą, kuris buvo iš nužudyto vaiko kūno. Ir taip išgirdote teisingai, senovės mitai žymiai žiauresni nei pasakoja per istorijos pamokas mokyklose. Taigi Dzeusas žinoma nebuvo dėl šito labai patenkintas, tiesą sakant, jis labai įsiuto ir dėl šios šventavagystės sunaikino Likaono rūmus žaibais, o jį patį nubaudė. Kokiagi ta bausmė, jį pavertė vilku. Pagal mitą tai buvo simbolis ir norėjimas pabrėžti Likaono laukinį žvėrišką elgesį, bei taip pat buvo įspėjimas žmonėms apie dievų bausmes už šventvagystes bei žiaurų ir nehumanišką elgesį. Šis mitas yra vienas iš vilkolakių simbolinės kilmės istorijų Graikijos mitologijoje. Bet dabar klausimas, ar Lietuvoje tokie mitai žinomi, nes net mano močiutė nėra apie tokius padarus girdėjusi. Tiesą sakant, Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje vilkolakių mitai yra siejami su senovės pagoniškais tikėjimais. Susitelkime ties Lietuvą ir štai čia vilkolakių mitai yra gana svarbi tautosakos ir mitologijos dalis. Jie atspindi senovės žmonių santykį su gamta ir tuometinį jų tikėjimą ant gamtinėmis jėgomis. Taip pat Lietuvoje jie buvo vadinami žmogvilkiais, kas neskamba taip gerai mano nuomonė, bet taip jau buvo. Taigi pati vilkolakių kilmė lietuvių tautosakoje buvo dažnai susijusi su žmonėmis, kurie dėl prakeikimų, magijos ar net savo valios galėjo pavirsti vilkais. Ir priešingai nei daugumoje kitų šalių, jie nebuvo vien blogio simboliai. Pasakojimai apie juos lietuvių mitologijoje net labai dažnai pabrėžė moralinės temas. Vilkolakiai dažnai buvo matomi kaip žmogaus laukinės prigimties išraiška. Kitaip sakant, jie simbolizavo nuolatinį konfliktą tarp civilizacijos bei gamtos. Pavyzdžiui, lietuvių folklore būta atveju, kai vilkolakiai yra ne vien tik bausmė už padarytas nuodėmes, bet ir įspėjimas apie pernelyg didelį žmogaus atsiskyrimą nuo gamtos. Net vaikų pasakose vilkolakiai dažnai būdavo ir gėrio nešėjai, kurie kovojo su piktomis dvasiomis, jėgomis, saugojo žmonės nuo pavojų ar net padėdavo nelaimei ištikus. Manau, kad tai labai įdomu, nes lietuvių mitologija kontrastuoja su kitų šalių mitologijomis. Vilkolakiai kitur būdavo dažnai tik tamsos ir chaoso skleidėjai arba tiesiog negerą ženklą nešantys padarai. Yra posakis, kad vilkai yra miško sanitarai ir štai lietuvių mitologijoje vilkolakiai buvo vaizduojami kaip miško arba gamtos dvasios, kurios buvo susijusios su laukinės gamtos apsauga bei gyvūnų gerove. Dar taip pat kai kurios legendos pasakojo apie vilkolakius, kurie saugojo miškus nuo žmonių, kurie juos niokodavo bei teršdavo. Kaip kad dabar aš teršiu sienos krauju, kol medžioju šiuos vilkolakių nekentėjus. Be to, ar žinojote, kad vilkolakiai Lietuvoje buvo susijęs su tam tikrais ritualais ir tikėjimais? Net buvo manoma, kad žmogus galėjo tapti vilkolakiu, jei atlikdavo tam tikras magiškas apeigas. Nors buvo manoma, kad taip galėjo būti ir atvirkščiai, pavyzdžiui, dėl piktų kerų, kaip prakeiksmas. Lietuva ilgą laiką buvo pagonių kraštas, tad tikrai nėra nuostabu, jog randama ir tam tikrų lietuvių liaudies tikėjimų, kur buvo tikima, kad vilkolakis gali atsikratyti savo prakeiksmo, jeigu jis tik atliks ypatingą ritualą. Pavyzdžiui, pereiti per kokio nors tam tikro pastato slenkstį arba užrašyti tam tikrus užkalbėjimus. Tokia vilkolakių koncepcija Lietuvoje atspindi gilų ryšį su gamta ir ne veltui, čia juk daug miškų. Tai tiesą sakant, turėtume didžiuotis, nes Lietuva išsiskiria nuo kitų šalių. Čia vilkolakiai nebuvo vien tik baimės ar pavojaus įsikūnymai, bet ir sudėtingi ir neretai daugiasluoksniai simboliai, kurie padėjo formuoti lietuvių tautos mitologiją ir pasaulėžiūrą. Ir aišku, ji dažnai yra susijusi su gamta.
Bet gal aš čia jau per daug išsiplėčiau. Patys vilkolakių mitai ypač išpopuliarėjo dėl literatūros ir filmų, tad man kilo noras apie tai pasidalinti. Ir taip pat, kas sakė, kad iš vaizdo žaidimo komentavimo nieko neišmoksite. Bent jau aš išmokau, kad jei esi stiprus vyras, tai dar nereiškia, kad esi silpnas, jei tave apgina mergina, nes kaip matote, jei ne mano kompanionė šio nuotykio, būčiau užvertęs kanopas. Nors šiuo atveju letinas. Taigi džiaugiuosi, kad pavyko sėkmingai pereiti žaidimo misiją ir papasakoti ką nors įdomaus. Nepamirškite atlikti savo istorijos namų darbų, padėti tėvams, pasimelsti prieš miegą ir turėti pozityvų požiūrį į gyvenimą.